Vadinami vienu didžiausių medicinos išradimų, tačiau apipinti mitais ir baimėmis. Visuomenės ne vienareikšmiškai vertinami, tačiau vis dėlto iki šios dienos nieko nepakeičiami. Kalbame apie skiepus. Mokslininko Edvardo Jennerio išradimą 18 amžiuje reiškusi galimybę sustabdyti pavojingas epidemijas, o šiandien vieniems tai sveiko gyvenimo kokybės garantas, kitiems tarsi baubas, neva grasinantis nesaugumu ir įvairiomis ligomis. Lietuvoje vakcinacijos kultūra menka, sutartinai tvirtina imunologijos srities profesoriai, metų metais nepavargdami visuomeniai kalbėti apie šios srities subtilybes, naujoves ir mitus. Kaip vieną iš nerimo ir nepasitikėjimo vakcinomis priežasčių, profesorius Arvydas Ambrozaitis įvardyja savotišką paradoksą, juk nuo ligos skiepijamas sveikas žmogus. Kai mes duodame vaistus sergančiam ligoniui, tai vaistais labiau pasitikime, kadangi aišku, kad žmogui yra blogai ir jam reikia pagalbos. Ir tada aiškiai yra labai aiškus rezultatas, padeda ar nepadeda. Tačiau vakcina yra duodama, leidžiama, skiriama sveikam žmogui. Ir kartais po skiepų švirkštimo, suleidimo būna tam tikros nepageidaujamos reakcijos. Kai kam ir labai retai komplikacijos būna ir tai yra sureikšminama, tai yra labai suabsoliutinama. Na ir todėl matyti yra tokia baimė. Skiepai ne tik Lietuvoje apipinti mitais. Imunologijos plonybės, tvirtina profesorius, gerai suvokiamos net ne kiekvienam gydytojui. Kartkartėmis kylančios antivakcininio judėjimo bangos atkeliauja ir į Lietuvą. Štai iš vakarų atėjusi tradicija rengti vadinamosius vėjaraupių vakarėlius, kai sveiki vaikai apkrečiami nuo sergančiųjų, neva tam, kad persirgę gautų natūralų imunitetą ligai. Tokie eksperimentai, perspėja specialistai, gali baigtis neprognozuojamai liūdnai. Kas gali garantuoti, kad mes persirgsime lengvą formą ir nebus jokių komplikacijų ir tuomet ir nebus mirties atveju. Tai yra loterija, vieni serga sunkia forma, kiti lengva. Tuo tarpu pati vakcina, jinai nėra pavojinga ir nesukelia mirties atveju dabartinės, aš kalbu apie dabartinės vakcinas. Pasak profesoriaus, kol vakcina patenka į rinką, ji pereina sudėtingą ne tik kūrimo, bet ir tyrimų bei tikrinimo mechanizmą, kuriame dalyvauja 10 000 savanorių. Procesas trunka ne vienerius metus, o paaiškėjus nesaugumo ar nepageidaujamų reakcijų atvejams, vakcinos skubiai išimamos iš apyvartos. ES ir Jungtinėse valstijose veikia privalomo nepageidaujamų reiškinių registravimo sistema. Visi gydytojai privalo registruoti visas reakcijas, kurios atsiranda po skiepų, suleidus skiepus, sušvirkštus skiepus ir turi jo informuoti Lietuvos atveju valstybinė vaistų kontrolės tarnyba, o valstybinė vaistų kontrolės tarnyba savo ruožtų siunčia į centralizuotą registrą, kurį tvarko Europos vaistų agentūra. Ir tai yra privalomas dalykas ir niekas nieko neslėpia. Tikrai niekas neslėpia ir kaip tik visi mes esam suinteresuoti, kad išaiškinti, ar tikrai ta vakcina nedaro jokios žalos. Vienas iš visuomenės pasidavimo baimiai dėl sveikatos žalos pavyzdžių 1998 metais prestižinis medicinos žurnalas Lancet publikavo britų mediko Andrew Wakefieldo straipsnį, kuriame nurodytas galimas ryšys tarp vaikų vakcinacijos ir autizmo. Kaip vienas iš sutrikimą galimai sukeliančių veiksnių paminėta kombinuota vakcina nuo tymų, raudonukės ir kiaulytės. Nepavykus įrodyti neigiamo vakcinos poveikio vaikų sveikatai, pernai vasarį Lancet žurnalas išsižadėjo Wakefieldo straipsnio. Autoriui atimta gydytojo licenzija, o vakcina toliau naudojama. Tačiau iki tol visuomenėje kilo panika. Tėvai masiškai atsisakė vaikus skiepyti šią vakciną, buvo net ir mirčių atvejų. Lietuvos taip pat neaplenkė pasaulyje populiarėjanti natūralumo ir ekologijos banga. Prie jos pridėję, pasak profesoriaus, dar iš tarybinių metų užsilikusi polinkį nepasitikėti ir ieškoti sąmokslų, gautume tai, jog visuomenė labiau tiki ne imunologijos ekspertais, o įvairiais natūralios medicinos specialistais, kaip alternatyvą skiepams siūlančiais įvairias žoles, imunostimuliatorius ir kitas priemonės. Deja, kol kas nėra nė vienos priemonės imuniteto stiprinimo, kuri pakeistų skiepus. Tačiau visos priemonės, kurios stiprina imunitetą, jos tinka naudoti kartu su skiepais. Tačiau skiepai vis tiek yra pagrindinė priemonė išvengti gripo ar kitų ligų. Mes tuo galime pasidžiaugti, kadangi prieš 20-30 metų mes skiepų neturėjome. Kitas dalykas, reikėtų prisiminti, kad ta skiepų baimė, kur yra
gana gaji ir visuomenė ir medikų tarpe, gal šiek tiek yra surišta su buvusia skiepų vakcinacija. Prieš 20-30 metų mes skiepydavome daugumoje žmonės gyvo susilpninto viruso vakciną. Tai yra, labai dažnai būdavo atveju, kad žmogus paskiepytas susirgdavo, nes tai buvo gripo virusas susilpnintas. Šiandienai mes jau tokių vakcinų neturime, turime grinai vakciną pagamintą komponentinės, iš grinai antigenės vakcinos, taigi galimybė susirgti nėra. Tačiau žmonėse yra gaji ta pati nuostata, kad štai pasiskiepijus vakcina nuo ligos neapsaugo. Pasak profesoriaus Laiškonio, mes neįvertiname vakcinacijos pasiekimų ir dėl to, kad nebepamename, o jaunoji karta nėra mačiusi tų ligų, kurios įveiktos arba beveik įveiktos su skiepais. Palengva žmonija sukaupė tam tikrą patyrimą, kad vis dėlto galime kažkokiu tai būdu apsisaugoti. Ir turbūt geriausius pavyzdžius to patyrimo rezultatas tai yra raupai. Nuo 1980 metų pasaulyje raupų jau nebėra, tik tai dėka vakcinacijos. Mes užmiršome, kad visiškai Europoje neberegistruojama poliomielito. Mano studijų metais aš puikiai prisimenu dar ligonius, kurie sirgo poliomielitu. Dabar apie juos mes jau neturime jokios informacijos. Turiu labai gerą prisiminimą apie hepatitą B. Dabartiniu metu mes labai retai turime pavienius atvejus šios ligos, dažnai atvežamus, kada taip pat skiepai su padėjom skiepų dėka, ta liga beveik išnyko. Pokario metais aš puikiausiai prisimenu savo klasės draugus, kurie sirgo difterija ir nebuvo jokio vaisto, nei skiepo, nei serumo. Vienintelis išgyvenimo būdas tai buvo prapjauti trachėją, įstatyti žąsies plunksną ir tokiu būdu tik tai vaiką pavykdavo išgelbėti. Šiandien, jeigu tai pasakyčiau, žinoma, būtų visiems labai juokas, tą, ką mes kalbame, nes tai visą, bet tai praeitis, tai prieš 40 metų viskas buvo. Ir praeitais metais, kada Kaune mirė nuo difterijos 60 metų amžiaus moteris, mes jau niekas neįtarėme šitos ligos, nes mes užmiršome. Suaugusiųjų sprendimas skiepytis ar ne veikia jų pačių sveikatą, tačiau suaugusiems tenka nuspręsti ir už vaikus. Šeimos gydytojai pastaraisiais metais pastebi masišką tėvų atsisakymą skiepyti atžalas ir su nerimu laukia, kas gali nutikti po 4 metų. Pagal Lietuvos vaikų skiepų kalendorių tik gimę naujagimiai per kelias valandas turėtų būti paskiepijami pirma vakcinos doze nuo hepatito B ligos, sukeliančios kepenų nepakankamumą. Antra dozė suleidžiama po mėnesio, trečia po pusmečio. Tokia skiepimo schema galioja daugelį ES šalių. Lietuvos gydytojai pastebi, tėvai vis dažniau atsisako antros ir trečios vakcinos dozės, o to galimos pasekmės – ligos protrūkiai. Kaip kad sumažėjus skiepijimo nuo difterijos apimtims nutiko prieš 15 metų Rusijoje, Ukrainoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Medikai įspėja, grėsmę kelia ir vadinamosios epideminės kišenės, kai besiskiepijančioje visuomenėje atsiranda grupė žmonių, nepripažįstančių vakcinacijos dėl religinių ar kitų priežasčių. Kaip pavyzdžius galima paminėti kelis poliomielito protrūkius skiepijimų nepripažįstančioje Olandijos religinėje bendruomenėje, tymų protrūkius Šveicarijos natūralaus gyvenimo būdo šalininkų bendruomenėje. 2009 metais MMR vakcinos boikotas Jungtinėje karalystėje, Didžiojoje Britanijoje sukėlė sergamumo tymais padidėjimą. Dėl sumažėjusių skiepimo apimčių neseniai Kalifornijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, susirgo virš 4200 žmonių kokliušu ir mirė 9 iki 3 mėnesių amžiaus vaikai. Jie buvo dar per jauni skiepinti kokliušo, difterijos ir stabligės vakcina. Tačiau skiepų nuo minėtų lygų apimtys Kalifornijoje buvo labai mažos tarp asmenų kontaktavusių su šiais kūdikiais. Pavyzdžiui, 13-17 metų paaugliai tik 41% buvo paskiepyti, o tarp suaugusių, kurie irgi gali būti, sakysime, kokliušo infekcijos šaltinių, tik 6% buvo pasiskiepiję. Pažvelkime į Lietuvos statistiką. Nuo gripo, apie kurį tiek daug kasmet kalbama, kiekvienais metais pasiskiepija apie 6% gyventojų. Tuo tarpu Norvegijoje daugiau nei 50%, Vokietijoje daugiau nei 60%, Didžiojoje Britanijoje apie 75%, o Nyderlanduose apie 80% gyventojų. Profesorius Ambrozaitis ragina atminti, jog mes irgi ES šalis ir turėtume laikytis bendrų nutarimų, tarp kurių 2009 m. Liepą išleista Europos komisijos rekomendacija visose sąjungos šalyse
Nuo 2015 metų nuo gripo kasmet turėtų pasiskiepyti ne mažiau kaip 75% asmenų, vyresnių nei 65 metai ar sergančių lėtinėmis ligomis. Tuo tarpu Lietuvoje kasmet yra paskiepijama nedaugiau kaip 15% asmenų priklausančių rizikos grupėms. Tai yra asmenys nuo 65 metų ir vyresni ir taip pat nepriklausomai nuo amžiaus sergantys įvairiom lėtinėm ligom, nes gripas sukelia lėtinių ligų paūmėjimą. Tai mums duota iki 2015 metų visai nedaug laiko ir dabar jau aišku, kad mes šito niekada nepasieksime, tų 75%. Ir vėl mes vilksimės ES toje pabaigoje, kaip sakome, eilės. Būsime paskutiniai ar prieš paskutiniai. Ir tai nedaro garbės Lietuvai. Dar vienas, pasak pašnekovų, mūsų kone tautinis bruožas. Sveikata imame rūpintis tik susirgę. Ar kada ateis metas, kai pradėsime savimi rūpintis profilaktiškai?